poziciją užima jūsų įmonė? Aptariant marketingo ir reklamos internete paslaugas su mūsų klientais, dažnai paklausiu tokio klausimo. Dažnai tenka sutikti įmonių vadovus, kurie savo įmonės laiko lyderėmis. Tačiau daugelis vadovų lyderės poziciją grindžia kūrybiškais apibrėžimais, neatsižvelgdami į rinką. Galbūt jų įmonės ir yra lyderės į rytus nuo Nemuno antradienio rytą, bet vartotojui tai neįdomu. Ne įmonių vadovai išrenka lyderių pozicijas, o vartotojai. Kai kurie verslininkai iš tikrųjų mano, kad pirmiausia reikia įtikinti save, kad esi lyderis, o tada jau galima įtikinėti kitus. Marketingo strategijose apsimetinėjimui vietos nėra. Geras marketingo specialistas turi turėti susidariusios situacijos vaizdą ir juo remtis. Viena yra pagražinti faktus, siekiant didesnės pardavimo apimties. Visai kas kita yra kurti klaidingą, iliuzijomis pagrįstą strategiją. Sakykite, kokią poziciją užima jūsų įmonė. Ar vis dar manote, kad mėgindami įtikinti kitus pasieksite kalno viršūnę?